Kibernetinio saugumo įstatymai Lietuvoje – tai taisyklės, skirtos apsaugoti kompiuterinės sistemas ir informaciją nuo vagysčių ar sugadinimo. Šie įstatymai yra labai svarbus šiandieninėme skaitmeninėme pasaulyje, kuriame informacija nuolat bendrinama ir saugoma internete. Kaip ir kelių eismo taisyklės užtikrina saugumą keliuose, taip kibernetinio saugumo įstatymai siekia sukurti saugesnę internetinę aplinką visiems Lietuvoje. Šie įstatymai taikomi tiek pavieniams asmenims, tiek įmonėms, tiek ir vyriausybinėms institucijoms. Jie apima platų spektrą veiklų internete, nuo bankininkystės ir apsipirkimo internetu iki socialinių tinklų ir duomenų saugojimo. Suprasdami šiuos įstatymus, tiek pavieniai asmenys, tiek organizacijos gali imtis reikiamų veiksmų, kad apsisaugotų nuo kibernetinių grėsmių. Skaitmeninė erdvė nuolat kinta. Todėl labai svarbu, kad šie įstatymai būtų pritaikyti ir spręstų naujus iššūkius. Technologijoms tobulėjant, tobulėja ir kibernetinių nusikaltėlių metodai. Todėl Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymai yra nuolat atnaujinami, siekiant užkirsti kelią šioms grėsmėms ir užtikrinti interneto vartotojų saugumą. Apibendrinant, galima teigti, kad kibernetinio saugumo įstatymų Lietuvoje supratimas yra ne tik būdas išvengti teisinių problemų, bet ir būdas sukurti saugesnę ir patikimesnę internetinę aplinką visiems. Žinodami šios įstatymus ir jų pasekmes, visi galime prisidėti prie atsparesnės skaitmeninės visuomenės kūrimo. Atitiktis kibernetinio saugumo įstatymams Lietuvoje nėra pasirinkimas. Tai esminis reikalavimas visiems subjektams veikiantiems šalies skaitmeninėje erdvėje. Šie įstatymai skirti apsaugoti individus ir organizacijas nuo potencialiai pražūtingų kibernetinių atakų pasekmių. Jų nesilaikymas gali užtrukti rimtas baudas, įskaitant didelės piniginės baudas ir neteisinius veiksmus. Be teisinių pasekmių, reikalavimų nesilaikymas gali labai kenkti organizacijos reputacijai. Šiandienos tarpusavyje susijusiame pasaulyje žinios apie duomenų nutekinimą ar kibernetinio saugumo pažeidimą plinta žaibiškai. Tai gali pakirsti klientų pasitikėjimą, pakenkti prekės ženklo įvaizdžiui ir lemti didelius finansinius nuostolius. Be to, atitiktis kibernetinio saugumo įstatymams yra būtina norint organizacijose puoselėti saugumo kultūrą. Kai įmonės teikia pirmenybę duomenų apsaugai ir įgyvendina patikimas saugumo priemonės, jos sukuria saugesnę aplinką savo darbuotojams, klientams ir partneriams. Iš esmės, atitiktis kibernetinio saugumo įstatymams Lietuvoje tai ne tik varnelių dėjimas, bet ir pasitikėjimo pagrindo kūrimas, verslo tęstinumo užtikrinimas ir neskelbtinos informacijos apsauga vis sudėtingesnėme skaitmeninėme pasaulyje. Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymai apima platų spektrą nuostatų, skirtų įvairiems internetinio saugumo aspektams spręsti. Vienas iš pagrindinių aspektų asmens duomenų apsauga, kaip apibrėžta bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Šiame reglamente nustatytos griežtos taisyklės, kaip organizacijos veikiančios Lietuvoje turi rinkti, tvarkyti, saugoti ir naudoti asmens duomenis. Kitas labai svarbus aspektas – reikalavimas organizacijoms įgyvendinti tinkamas techninės ir organizacinės priemonės savo informacinėms sistemoms apsaugoti. Tai apima priemonės, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai, duomenų nutekinimui ir kitiems kibernetinio saugumo incidentams. Šios priemonės turėtų būti proporcingos organizacijai kylančiai rizikai ir reguliariai prižiūrimos, siekiant užtikrinti jų veiksmingumą. Be to, Lietuvos teisės aktuose nustatytos konkrečios kibernetinio saugumo prievolės esminių paslaugų operatoriams ir skaitmeninių paslaugų teikėjams. Šie subjektai laikomi labai svarbiais visuomenės ir ekonomikos funkcionavimui, todėl jiems taikomi griežtesni kibernetinio saugumo reikalavimai, įskaitant įsipareigojimus pranešti apie incidentus. Apskritai Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymais siekiama sukurti išsamią sistemą, užtikrinančią informacinių sistemų ir duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą šalyje. Šiais įstatymais, kuriais sprendžiami įvairūs kibernetinio saugumo aspektai, siekiama sukurti saugesnę ir atsparesnę skaitmeninę aplinką visiems. Ketvirta dalis – kibernetinio saugumo įstatymų taikymas praktikoje.
Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymai turi didelį poveikį ir yra taikomi įvairiuose realaus pasaulio scenarijuose. Pavyzdžiui, įsivaizduokite Lietuvos internetinę parduotuvę, kuri renka klientų duomenis. Pagal BDR, šis mažmenininkas prieš rinkdamas klientų duomenis privalo gauti aiškų jų sutikimą, informuoti juos apie tai, kaip jų duomenys bus naudojami ir suteikti jiems teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti. Kitame scenarijoje įsivaizduokime Lietuvos banką, tvarkantį neskelbtiną finansinę informaciją. Kibernetinio saugumo įstatymai įpareigoja banką įdiegti patikimas saugumo priemonės, tokias kaip daugiafaktorinis autentifikavimas, šifravimas ir reguliarūs saugumo auditai, siekiant apsaugoti klientų sąskaitas nuo neteisėtos prieigos ir sukčiavimo. Be to, šie įstatymai taikomi ir ypatingos svarbos infrastruktūros paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, energetikos įmonėms ir telekomunikacijų operatoriams. Jie privalo įgyvendinti griežtas kibernetinio saugumo priemonės, kad būtų išvengta esminių paslaugų, nuo kurių priklauso kasdienis piliečių gyvenimas, sutrikimų. Šie realaus pasaulio pavyzdžiai rodo, kaip Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymai virsta konkrečiais veiksmais, užtikrinančiais asmens duomenų, finansinio turto ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą skaitmeniniame amžiuje. Penkta dalis – praktiniai duomenų apsaugos patarimai. Norint apsaugoti savo duomenis laikantis Lietuvos kibernetinio saugumo įstatymų, reikia taikyti daugiapakopį požiūrį. Pirma, būkite atidūs, kokią informaciją skelbiate internete. Venkite neskelbtinų asmens duomenų, pavyzdžiui, savo socialinio draudimo numerio ar finansinių duomenų skelbimo nesaugiose interneto svetainėse ar platformose. Antra, sukurkite stiprius, unikalius slaptažodžius visoms savo paskyroms internete ir, kai tik įmanoma, įjunkite 2 veiksnių autentifikavimą. Tai sukuria papildomą saugumo lygį, todėl neteisėtiems asmenėms daug sunkiau pasiekti jūsų paskyras. Trečia, saugokite sukčiavimo bandymų. Kibernetiniai nusikaltėliai dažnai siunčia suklastotus laiškus ar žinutės, apsimesdami teisėtais subjektais, kad apgaulė priverstų jūs atskleisti savo asmeninę informaciją. Niekada nespauskite nuorodų ir neatidarykite priedų iš nežinomų siuntėjų. Taikydami šias praktinės priemonės, galite gerokai sumažinti riziką tapti kibernetinių nusikaltimų auka ir prisidėti prie saugesnės skaitmeninės aplinkos sau ir kitiems. Šešta dalis – išvada – saugi skaitmeninė erdvė. Apibendrinant, galima teikti, kad norint saugiai naršyti skaitmeninėje erdvėje Lietuvoje, reikia aiškiai suprasti šalies kibernetinio saugumo įstatymus ir jų praktinį taikymą. Šie įstatymai yra kaip kelrodis pavieniams asmenėms ir organizacijoms, kuriame nurodomi būtini veiksmai, kurių reikia imtis siekiant apsaugoti neskelbtiną informaciją ir sumažinti kibernetinės grėsmes. Atitiktis yra ne tik pasirinkimas, bet ir pagrindinė pareiga, užtikrinanti skaitmeninių sistemų vientisumą, asmens duomenų apsaugą ir saugumo kultūros puoselėjimą. Laikydamiesi šių įstatymų ir taikydami aktyvias saugumo priemonės, visi kartu galime sukurti atsparesnę ir patikimesnę skaitmeninę aplinką visiems Lietuvoje.